Kai studijuojame Bibliją ir įgauname tikėjimą, mes nebandome išmokti kokios nors teologinės teorijos ar sistemos. Argi mes nebandome teisingai suprasti išgelbėjimo? Tėvo laikotarpyje Dievas vartojo vardą Jehova, o sūnaus laikotarpyje vardą Jėzus. Šventosios dvasios laikotarpyje jis atėjo į šią žemę su nauju vardu Kristus Ahn-Sahn-Hongas. Ką jis turėtų įsteigti? Išpranašauta, kad jis atkurs Sioną. Tai turi išsipildyti. Kadangi parašyta, Dievas įkurs Sioną, Sionas tikrai bus įkurtas. Panagrinėkime pranašystę apie Siono įkūrimą, atsigręždami į Michėjo knygos 4 skyriaus 1 versetą. Ateityje bus taip, kad viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalvų ir bus aukštesnis už kalnus. Tautos plūs jo link. Paskutinėmis dienomis bus vieta, kur plūs žmonės. 2 versetas. Daug tautų ateis ir sakys, ateikite, kopkime į viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus, kad jis pamokytų mus savo kelių. Kada tai įvyks? Paskutinėmis dienomis. Kas ateis ir mus mokys? Dievas. Ant kurio kalno? Kad mes eitume jo takais. Iš Siono ateis mokymas ir iš Jeruzalės viešpaties žodis. Parašyta, kad paskutinėmis dienomis Dievas mokys mus savo įstatymo viešpaties kalne, tai yra Siono kalne. Sionas yra dvasinė vieta, įkurta per šventes. Taigi, kuri bažnyčia švenčia Dievo šventes? Pirmiausia, turime tai patvirtinti. Kuri bažnyčia švenčia 7 šventes 3 laikais ir savaitinę šabo dienos šventę? Tai pasaulinės misijų draugijos Dievo bažnyčia. Visame pasaulyje pasirodo daugybė netikrų Kristų ir netikrų pranašų, bet tai, ką Dievas pranašavo Biblijoje, niekada neišsipildo. Ar yra kas nors, kas įkūrė Sioną per šabo dieną ir pašą? Jei jis yra Dievas, ką jis turi daryti? Jis turi įkurti Sioną. Tai Dievas įkūrė Sioną. Argi neturėtų jis atnešti naujosios sandoros šventės tiesos, kad įkurtų Sioną? Taip pat, kada jis turėtų pasirodyti? Jis turi pasirodyti paskutinėmis dienomis. Kai studijuojame Mato knygos 24 skyriaus pranašystę, apie Kieno atėjimą mus moko palyginimas apie figmedį. Jėzus pasakė, žinokite, jog jis arti prie slenksčio. 1948 metais, remiantis pranašystę, Evangelijos durys turėjo būti atvertos ir tuo metu Kristui, kuris ateis antrą kartą, turėjo sukakti 30 metų. Kad tai padarytų, kada jis turi ateiti į šią žemę? Jei jam 1948 metų, sukaks 30 metų, jis turėjo būti gimęs 1918 metų. Turėtume atidžiai išnagrinėti visas šias pranašystės po vieną. Kas mus mokė naujosios sandoros pašos tiesos? Kas per 3 kartus atkūrė šabo dienos ir 7 švenčių tiesą? Visą tai turėtume patvirtinti per pranašystės. Kas išpildė visas šias pranašystės? Tai Dievas Kristus Ahn-Sahn-Hongas, kuris įkūrė Sioną.